Sveiki. Nu kągi, galiausiai šiek tiek pajudėjom po ilgos pertraukos, tai ir einam prie reikalo iš karto. Tik šiaip norėjau save feisą nusifilmuoti, net nežinau kam. Štai, padarėm H-frame subą. O kad ten būtų nenuobodu, surinkom dar vieną. Ir dėja, aš viską dariau vienas, nežinau kodėl aš čia su ta daugiskaita pradėjau. Tai va, H-frame'as, kaip ir buvo minėta, iš pradžių buvo minėta naudoti kunčius 10 colių, bet aš pagalvojau, kad aš noriu H-frame'o, o ne uždaros dėžės. Blemba, koks aštrus, kaip čia paims. Ir, kad supras dydį, mes galim į čia paimti ir padėti. Tara, daug pikčiau atrodo. O jeigu rimtai, tai ne tame reikalas yra. Punčai būtų buvę uždari, taigi ne dipolės, o H-frame'ai yra pilnos dipolės, kaip matom. Čia, aišku, kas nors klauso apie tos kampus, tai jie realiai yra tik tam, kad, magnetas, va matot, kaip atsikišęs, tai tik dėl stabilumo. Pats H-frame'as, tai va. Kaip čia, manau, reiktų kažkaip glaustai paaiškinti, kame reikalas ir kuo toks subas skiriasi nuo uždaros dėžės. Aišku, teorija didelė ir plati, ją geriau skaityti, kaip sakant, iš profesionalų puslapių, todėl aš čia nesiplėsiu, nei aš sakau, kad aš žinau viską apie jas, bet čia, kaip sakant, ir pačiam buvo nauja, bet esminis dalykas, kad kai groja subas šitas, įsivaizduokim, kad garsiakalbis juda į mūsų pusę. Tai tuo metu, aišku, kitoj pusėj vyksta atvirkščias veiksmas. Difuzorius tolsta, tai oras iš esmės eina va šitaip. Tai sudaro, žinoma, akustinį trumpajungimą ir riboja garsą. Todėl ir stengiamasi padaryti kuo didesnį kelią nuo priekio į galą. Tačiau kelią riboja viršutinis dažnis, iki kiek gros subas, nes galiausiai šitose ertmėse tiek priekį, tiek gale susidaro rezonansas, vadinamas vamzdžio rezonansas, kadangi man reiks groti iki 110 Hz, aš apskaičiau, kad mano maksimalus gylis kažkur toks, neatsimenu, čia turbūt 18 cm. Ir tada kelias aplinkui susidaro, toks, koks susidaro, nes negalim didinti daugiau dėl viršutinio dažnio, kuriam bus naudojama kolonėlė, subas, nesvarbu. Aš pasakiau pagrinde, kad kodėl toks gylis, bet kodėl pats H-frame'as, ogi todėl, kad jisai mažiau, kaip sakant, kambario rezonansus iššaukia, taip paprastai sakant. Taip pat jis neturi jokių charakterio ypatybių garse, kurios sudarytų, pavyzdžiui, portinta dėžė su savo portu ir dideliu vėlavimu laiku prie ir aplink tūno dažnį, kaip sakant. Tokia dėžė tiesiog groja, praktiškai be vėlavimo, ten fazė visa nedaug pasisuka, viskas labai arti, kaip sakant, to, kas būtų idealu. Aišku, nėra pasaulyje tobulų dalykų ir tokios kolonėlės efektyvumas yra gan mažas. Reikia ekvalizacijos, nes pati dažninė ganėtinai krenta. Tiesiog jinai yra, teoriškai tiesus nuolydis ir kažkur jau susidaro vamzdžio rezonansas, tai ten didelis pikas, kalnas yra dažniniai. Todėl reikia jį naudoti žemiau to piko, pirmas dalykas, o piką nulemia gylis, kaip minėjau. Vis atrodo, kad nesugebu paaiškinti esminio dalyko, dabar susimąsčiau. Tai yra dydis garsiakalbių, atrodo, blemba 21 colio kardu, tai va čia vis dėl to efektyvumo mažo viskas yra. Reikia ploto, dipoliam reikia daug ploto.
Pavyzdžiui, kad ir šitas 8 colių garsiakalbis, tai juk paprastoj dėžėj ten iš vis jisai grotų iki kokių net gal 70 Hz uždaroj ir portintoj, nežinau, gal iki 30 ar žemiau galima padaryti. Bet ant plokščios lentos visai kiti reikalavimai ir jis sunkiai jau iki, žemiau 100 jau būtų labai sunkiai. Dėl to iki pat 100 turi dagroti šitie, o su tokio dydžio garsiakalbiais tai irgi šioks toks iššūkis bus greičiausiai. Bet juk iššūkiai ir yra įdomumas. Nežinau, daugumai turbūt nepatiks išvaizda, kaip žiūrisi visa, kaip sakant, kolonėlė, bet man tai patinka, todėl nesvarbu, tiesiog. Nuomonės yra nuomonės, kiekvienas turi savo nuomonę ir kiekvienas turi savo skonį, tai čia galima nediskutuoti, kad oi čia lievai, ten atrodo, ten kažkas, arba kad paprasta dėžė ten plona šiuolaikinio stiliaus gražesnė, bet tai man visiškai nerūpi, kaip kas atrodo. Šiuo atveju man patinka netgi kaip atrodo, bet dėl geresnio garso galiu toleruoti ir ganėtinai negražų daiktą, ką noriu pasakyti. Toliau kita savybė, kad kadangi vyksta akustinis trumpas jungimasis šone, tai šitos kolonėlės realiai groja, teoriškai groja vienodai į priekį ir į galą, tačiau į šonus ne. Kažkiek, bet net jungus grot galima va čia pasilenkti prie šono ir pasilenkti prie priekio ir jaučiasi didžiulis garsumo skirtumas. O ką tai duoda? Tai duoda, kad garsiakalbis yra gan kryptinis, šiuo atveju groja į priekį ir atgal, kaip paprastas subas groja visiškai ratu, kaip koks akmenukas įmestas į tvenkinį, kai nueina bangelės. O šitie, tai tiesiog, kadangi priekis ir galas yra atvirkščia faze, todėl viskas, kas šone, aišku, ne viskas, bet teoriškai viskas anuliuojama ir lieka priekis ir galas. Todėl va šičia dar aš nesu labai daug skaitęs šito vietoj, bet aš taip suprantu, kad būtent šitas radiacijos forma į priekį ir į galą, ta 8 vadinama, tai ir yra priežastis, kodėl mažiau iššaukiami kambario rezonansai, ten kambario modos, ar kaip čia reiktų sakyti lietuviškai. Tai va toks dalykas ir sudaro esmę va tokio tipo kolonėlių. Tas pats, aišku, viskas galioja čia, tik aišku, aukštesniuose dažniuose ir taip kambaryse visai kitką daro, bet šitam dar aktualu, nes kokiu 200-300 Hz nedideliam kambarį dar yra tie dalykai. O toliau aukštesniuose dažniuose tai atspindžiai visoks dalykas, kas irgi, kaip ir gal esu minėjęs, šitos negroja į šonus irgi. Tai reiškia, galim statyti arti šoninės sienos, nebijodami, kad ta siena kažką įtakos, tai reikia palikti kokį metrą gale. Tai čia yra geras dalykas irgi. Kai paprasta kolonėlė, kaip jau minėjau daug kartų, prie žemų dažnių groja aplinkui, o paskui siaurėja ir kol daeinam prie aukšto dažnio, jau turim tik tai siaurą šaudimą į priekį. Kad to išvengti, primenu, kad turim čia galinį aukštą dažnį, nes aukštadažnis, aišku, uždaras ir negrosi abi pusės kaip šitie. Bet čia, aišku, nereiktų plėstis apie bendrą dalyką, visą nes esu kalbėjęs. Tai va toks dalykas su žemadažniais. Gaila, negaliu dar pilnos juostos pagroti, nes reikia filtrų. Stiprintuvas dar nebaigtas, guli ant žemės. Taip pat dar galiu pasakyti, nežinau, kas su to garsu yra, dėl to šnipštimų niekaip neišeina nieko padaryti, kas čia pasidarė, aš nežinau. Apšvietimas tikiuosi biški geresnis negu anam video gavosi, specialiai dar dieną filmuoju, o dėl apšvietimo dar tokią nesąmonę ruošiu, biški pasišvies tokią mini lentelę su ledais, tai gal bus kiek geriau, aišku, čia neturiu aš tokių pinigų, kaip profesionalūs youtuberiai. O dėl dipolių, aišku, iš pradžių galvojau, kad šitam video reiktų pamatuoti jų dažninę, bet realiai nesąmonė gausis. Galim nuimti near-fieldą vadinamą, ties išėjimų prie pat, galim kambarį, bet
Tai nieko neduos, realiai nieko neparodys kol kas. Čia reiks, manau, atidėti, kai jau bus derinama sistema ir bendras matavimas ir manau daug bus įdomiau ir logiškiau žiūrėti. Tai va, šį kartą norėjau tik tai papasakot, ką nuveikiau, kas yra tikrai mažai per tokį laiką, bet ką padarysi. Dar čia iš vidaus klijuosiu vibroizoliaciją, kadangi šitie truputį stiprinai turi skambesio. Tai galvoju išklijuoti iš vidaus truputį, kad padidint masę, rezonansą dažnį nustumt žemyn ir aišku nuslopinti. Tai nes, jis aišku nuo 100 Hz greičiausiai neskambės, bet aš biškį bijau, kad nuo aukštesnių dažnių gali persiduoti energiją ir skambėti rėmas šito pigaus daikčiuko. O kiek buvau, aišku, klausimas, kodėl nepajungiai bus, todėl kad žemų dažnių baubčiojimo šiaip klausyt, nežinau visiškai jokio, tai nesudaro supratimo, to labiau filmuojant ir dar telefonu ir dar bet kaip sustačius, nieko nederinus, tai visiškai nulį informacijos gautumėte, jei nufilmuočiau kaip groja. Gyvai tai dar galima suprast, ką galiu pasakyti pasijungus, tai jausmas visiškai kitoks negu dėžių klausant, kad ir kokios jos būtų. Ir sakyčiau labai teigiamas, žemas natūralus. Ir kas įspūdinga su dipolė, aišku, čia turbūt skersmo garsiakalbių duoda, tai turim grojimą realiai žemiau 30 Hz, kas tikrai įspūdinga. Prie šito stiprintuvų, kur guli ant žemės, jis kiek čia po 10 W geriausiai atveju duoda, tai tikrai dar stipriai išgavom 25-24 Hz, tai čia visai neblogai iš tikro. Subai gali vadinti subais. Kas smagu, ką čia dar galim palyginimui paimti šitą. Tai ir pažiūrim. Manau, kalba pats už save. Taip pat galvoju toliau sutraumuoti save finansiškai ir nusipirkti DSP, Digital Signal Processor, kurių dėja 2 reiks, mini DSP firmos, ir su jais suderinti filtrus, nes lituot filtrus iš operacinių ir visko eina savo, pagalvojau, be šansų, aš niekaip šiais metais net nepaleisiu sistemos su tokiais tempais ir su tokiais filtrais. Reikia DSP keliu eiti, nors ir brangoka, kas irgi užsitęs, bet dabar bent jau galiu ateiti ir pasižiūrėti bendrą vaizdą jau pagaliau po tiek laiko. Jei patiko, aišku, prenumeruojam, spaudžiam patinka ten ir taip toliau, ten visas nesąmonės. Facebooko puslapį palaikinkit, jeigu norit ten, kaip tik sukėliau fotkių šito dalyko, gamybos proceso, nes pagalvojau, per video fotkių nedėsi, nesąmonė biški. O taip filmuoti visą procesą, čia iš vis užas būtų, kadangi labai sudėtingom sąlygom rinkau. Tai manau geriau ir ryškės normalias fotkas pažiūrėti, negu ten procesą, ten taip pat tiek dulkių nesinorėtų telefoną kišt filmuoti. Tai tokios tokelės. Iki kito susitikimo.